Jūs žiūrite laidą apie ūkį ir bites. Šįryt kviečiame apsilankyti Trakų rajone pas ekologinėme ir šiuolaikiškame šeimos ūkyje ūkininkaujantį Tomą Dabašauską. Ūkininkas neabejoja, kad didžiausią postūmį jo modernizavimui ir plėtrai davė ES teikiama parama. Trakų rajone ekologinėme šeimos ūkyje ūkininkaujančių Tomo ir Marytės Dabašauskų valdos daugiau nei 120 hektarų dirbamos žemės, o tvartuose per 60 karvių, telyčių ir šarolė veislės mėsinių galvijų. Tvarkingai ūkininkauti Dabašauskus įpareigoja ne tik vaizdingos Onuškio apylinkės, bet ir ilga iš kartos į kartą perduodama ūkininkavimo patirtis. Aš jaučiau kažką tai. Kažkas tai krūtiniai buvo jausmas kažkoks tai, kad tikrai bus. Niekur negalvojau, tik tai galvojau eiti savo tėviškę paimti. Dabar mano tėviškė mano valdose, aš čia netoli gyvenu tėviškės. Nu ir man malonu, kad aš vaikystėje vaikščiau ir dabar dirbu tą žemę, tiesiog man miela. Tomas Dabašauskas ūkininkauja daugiau nei 20 metų. Ūkininkavimo pradžioje Tomas galvojo užsiimti tik tai augalininkystę. Vėliau įsitikino, kad netokiose derlingose Onuškio žemėse gyvulininkystės ūkis turi kur kas daugiau pranašumų. Aš iš karto pradėjau sėti. Sėti nuo kitokio kelio nebuvo. Aš buvęs Švedijai, buvęs Olandijai, buvęs Vokietijai, buvęs Danijai. Aš mačiau, kur žemė menkesnė, ten gyvuliai. Kur žemė geresnė, ten sėjama. Nu taip pas žmonės yra. Taip ir aš. Žiūrėjau, kad sėti 30 balų žemėj, nu, neapsimoka. Tada aš pradėjau pirkti karves. Norėdamas kuo daugiau sužinoti ir pasimokyti iš kitų ūkininkų, Tomas aplankė ne vieną Europos šalį, apžiūrėjo kaimyninius ūkius, stebėjo, aiškinosi. Ten ir išgirdo apie dar tada Lietuvoje menkai žinomą ir visai nepopuliarų ekologinį ūkininkavimą. Aš dar atsimenu savo tėvų, atsimenu, kaip jie ekologiškai ūkininkavo ir aš 8 metai dabar, kaip aš ekologiškai ūkininkavau. Man patinka maistas, taikaus, kad savo jau iš parduotuvės beveik nieko, tik tai savo užauginta. Jau tos trąšos jau atsibodo kolūkių laikais. Mes jokių trąšų, jokių nieko, absoliučiai nieko. Jeigu visi žmonės valgys sveiką maistą, ne visas tas chemijas, tikrai, kad išgyvens, tikrai išgyvens. Nesvarbu, sunkumų yra visur, bet reikia juos nugalėti. Pas mane yra charakteris kietas, stiprus, aš turiu nugalėti. Nepraleidau nei vieno seminaro, nei vienos konferencijos, nei vieną nieko, aš visą turėjau išklausyti. Čia reikėjo pačiupinėti ir agronomijos, ir zootechnikijos, ir mechanizmas, nu viską, kas ūkininkas turi būti viskas. Dabašausko nuomonė nemaža paspirtis jo ūkiui Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programoje numatytos išmokos už ekologinį ūkininkavimą. Jų kasmet gauna apie 45 000 litų. Ūkininkas džiaugiasi, kad didesnį dėmesį gyvulininkystei žada skirti vyriausybė. Žinodami jos prioritetus, ūkininkai galės ramiau dirbti, skaičiuoti ir planuoti ateitį. Pastatyti tvartą vieną, tai aš galėčiau laikyti iki 60 karvių. Pas mane tokie planai yra užplanuota, nu, pagal ūkį, pagal žemę. Aš pieno kvotą turiu 150 tonų per metus. Tai jau čia, nu, kaip tokiam ūkiai šeimininiam, tai ir gana. Ir mėsos priduodu apie 60 tonų. Ir vieną problemą turiu, kad neturiu tvarto. Jeigu aš galėčiau tvartą dar padaryti, gal kas nors, gal kada nors kokią programą dar man papultų dalyvauti, ir jeigu aš pastatyčiau tvartą, tai aš galėčiau apie 200 tonų pagaminti savo ūkį mėsos ir galėčiau pagaminti apie 160 tonų pieno. Tomas Dabašauskas Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programoje numatyta ES parama pasinaudojo kelis kartus. Ūkininkas neabejoja, kad parama padėjo ne tik ant kojų pastatyti ūkį, bet ir aplinką sutvarkyti. Už 70 000 litų nutiestas 1,5 kilometro kelias, už 65 000 litų atlikta melioracijos darbų, pakalkintos dirvos, iki kiemo atvesti aukštos įtampos elektros laidai, pastatytas transformatorius. Aš Europos Sąjungai dėkingas be galo ir be krašto. Aš jam labai dėkingas, nes jie man labai didelę paramą davė. Įsigijau melžimo ir šaldymo visą įrangą.
ten 40% jie man dengia. Labai jiem ačiū. Paskui antrą programą dalyvavau pieno direktyvą. Tai restauravau tvartą, kuris mažas buvo, visai negalėjau nieko daryti. Iškasiau gręžinį 60 metrų gilių. Boilerius viską nupirkau, visas kas reikia. Padėjau paramą 50%. Valstybė padėjo, Europos Sąjunga ir mūsų valstybė. Čia veislė daugiausia lietuviški juodmargiai, melžiamos karvės tik stovi, daugiau nieko nestovi, 35 vietos čia yra karvėm. Ir 35 jos visą laiką yra užpildytos. Stengiamės laikų labai šerti, kaip ir mes patys valgom laikų, taip ir gyvulius laikų šeriam. Gert geria, kada nori. Čia yra automatinis girdiklos, kada jam reikia, ten litras, 2-3 pageria ir viskas. 2 melžėjus, vieną melžėją vieną pusę melžia, kitą melžėją kitą pusę melžia. Kažkur tai per valandą laiko visus 30 karvių gali laisvai pamelžti. Visą ūkyje primelžtą pieną išveža akcinės bendrovės Pieno žvaigždės pienovežis. Kasdien čia primelžiama apie 400 kg, o vasarą, kai karvės išgenamos į laukus, daugiau nei 600 kg pieno. Nu, čia yra nedidelė patalpėlė ir šilta jinai ir laikom papildyti bandą veislinės telyčios. Veislė lietuviška dabar jau daugiausia sėklinam. Pirma buvo vokiška, dabar lietuviška. Nu ir auginam karvės. Lietuviškos veislės daug geriau. Jos pripranta prie mūsų čia sąlygų, viskas ir man patinka geriau negu Holšteino veislės telyčios. Dabašauskų ūkis tvarkingas ir šiuolaikiškas. Ūkininkas neabejoja, kad didžiausią postūmį jo modernizavimui ir plėtrai davė ES teikiama parama. Tomas Dabašauskas pasinaudojo Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemoniai Žemės ūkio valdų modernizavimas numatyta parama, skirta nitratų direktyvos reikalavimų ir naujų privalomų bendrijos standartų įgyvendinimui. Nitratų direktyvą įsigijau kratytuvą naują. Įsigijau transporterį, tai 50% man grąžino. Labai visiems ačiū, kas man padėjo. Paskutinis buvo ūkio modernizavimas. Man reikėjo būtinai, turint gyvulių, reikėjo pašarų ruošimų techniką. Aš jos neturėjau. Tai kaip kartas pagal tą modernizavimo programą įsigijau presą Kronė, 80 000. Įsigijau grėblys Kronė, 47 000. Įsigijau vinytuvą ir įsigijau traktoruką MTZ 32, va toks raudonas. Iš tikrųjų, važiuojant per kaimus, matosi, kad technika yra atsinaujinęs, parkas tikrai atsinaujinęs. Jeigu neturės našios ir naujos technikos, tai bus ir gamybos sąnaudos iš karto yra kitos didesnės, sakykime, su tais senais traktoriais. Ir degalai, žinom, kokios kainos yra degalų, tikrai daugiau ryja ir aplinką tą pačią teršia. Tai tos naujos technikos nauda ne tik, kad gražu mūsų kaime pažiūrėti po laukus, kas dirba, bet yra ir tikrai daug kitų naudingų ir gerų dalykų. Tomui Dabašauskui 76. Vyriausių ūkininkų tarp apdovanotųjų Lietuvoje už gerą ūkininkavimą 2012 metais išrinktas Tomas sako, kad kiekvieni metai prabėgo įdomiai, prasmingai, tačiau pripažįsta, kad jau dairosi savo pamainos. Viską galvoju. Ir turiu galvoti, ir privalau galvoti, jau laikas galvoti. Ir man ir visi dar ir pašneka, sako, ar tu galvoji, o kaip ir jūs. Ar galvoji? Nu taip, galvoju, bet sugalvoti negaliu nieko. Vienas dažytojas, kitas mokytojas, trečias toks, ketvirtas toks. Nu prie žemės kol kas, nėra tokio, negaliu parinkti. Tai turiu vieną jauną tokį anūką. Dėdu, gal aš paimsiu jūsų ūkį, bet jam 16 metų. Tai man dar reiks pratęsti biškį gyvenimo. Daug planų ir svajonių dar turi įgyvendinti Tomas Dabašauskas. Artimiausiu metu ūkininkas ketina statyti duonkepę, kad žmona Marytė galėtų iškepti naminės duonos. O po reklamos lankysimės Panevėžio rajone įsikūrusiame žemės ūkio kooperatyve.
pagaminti kokybišką produkciją vartotojams ir išlikti sąžiningų ūkininkams? Į šį klausimą atsakymą rado Žemės ūkio kooperatyvo Ėriškio pienas vadovas Povilas Nemanis, puoselėjantis ilgametes kooperacijos tradicijas ir kartu su žemdirbių kooperatyvu teikiantis rinkai gardžiausius pieno produktus. Mūsų žurnalistų pasakojimas iš Panevėžio rajono. Kviečiu žiūrėti. Kalbos, kad Povilas Nemanis teigia kooperatyvą, greitai apskriejo Ėriškės ir jų apylinkės. Tačiau tikinčių sėkme buvo mažai. Teko ir kviesti, ir raginti, ir įrodinėti. Surinkus 11 narių bendrovė buvo įregistruota. Tuomet kasdien Ėriškių pienas tesupirkdavo vos po kelius šimtus litrų pieno. Apvažiavo, kaip sakant, virš 1000 ūkininkų, reiškia, organizuodamas, kaip sakant, kad jie stotų tos kooperatyvus, tačiau ne visi, kaip sakant, dar žinojo to kooperatyvo esmės ir kas to kooperatyvo laukia. Kai kurie, kaip sakant, patikėjo iš karto, bet kai kurie galvoja, jeigu viskas gerai, tai stosim, jeigu nepavyks, tai pasijuoksim. Aš labai gerai atsimenu, kai buvo kovo mėnesį. Ir atvažiavo čia tie steigėjai čia keli, aš dar nuėjau specialiai į tvartą, nes buvo gyvuliai. Melžiu ir verkiom. Povilai nereikia ką, mes turim savo tuos 4 karvės, ir įsiversim kaip nors. Ne, jis susimanė to kooperatyvo. Aš nekartą esu sakęs, pradėjom nuo šluotos ir kibirų, reiškia, nieko neturėdam, sugebėjom mokėti, reiškia, 10% didesnis įkainis už pieną negu pieno perdirbimo įmonė. Reikėjo tas patalpas paruošti pagal reikalavimus pieno, kaip sakant, supirkimui ir gamybai. Tai patys, kaip sakant, įvairiausios būdais samdėm ir pats dirbau. Kiek buvom pasitaupę, viskas išėjo į tą kūrimąsi. Sukūrėm tą kooperatyvą, tai žinok, ne mes algos neturėjom už ką įsimokėti, nes mes tik dviese pradėjom dirbti. Tas mašinas tada 2 nusipirkom. Ir pradėjom važinėti ir būdavo sugenda mašina, tai įvairiai, čiut ne su dviračiais reikia pieną susivežti. 2004-aisiais pradėjęs veiklą Žemės ūkio kooperatyvas Ėriškių pienas sėkmingai dirba ir šiandien. Jos teigėjo Povilo Nemanio įsitikinimu, burtis ir dirbti drauge geras sprendimas pavieniams smulkiems karvių augintojams. Kita vertus, kooperacija gali būti patraukli ir vidutiniams ūkininkams. Kooperatyvo narių yra tokie privalumai, kad ir turėdamas vieną karvytę, už tą pieną gali gauti tokią pat kainą kaip ir tie stambus ūkininkai, kurie turi 50 karvių, nes nepriklausomai nuo to kooperatyvas stengiasi kovoti už visą bendrą pieno kiekį ir mokėti kooperatyvo nariams vienodas kainas. Taip pat kooperatyvo nariai gali teikti prašymus paskolai gauti iš kooperatyvo ar tiesiog gauti avansą už pieną, jeigu atsitinka kokia bėda. Kooperacija naudingai daugeliu požiūrių yra. Visų pirmiausia, tai pavieniai ūkininkai neturi tokių didelių produkcijos kiekių, kad jų pirkimų būtų suinteresuoti kiti partneriai. Todėl, kada jie susikooperuoja, turi žymiai didesnius produkcijos kiekius ir tada yra kur kas geresnės galimybės įsiderėti palankesnės kainas. Tai vienas aspektas būtų tas, kad reiškia parduoti savo produkciją galima geriau. Kitas dalykas yra tas, kad susibūrus į kooperatyvą galima pigiau nupirkti resursus. Įsivedėm tokią tvarką į mėnesį ir anksčiau mokėjome, dabar mokam pastoviai, nepradėlsdami, reiškia, 2 kartus į mėnesį, reiškia, už supirktą pieną, reiškia, už parduotą pieną. Atsižvelgiant į kokybės reikalavimus, ir žmonės patikėjo. Dabar yra, kaip sakant, dauguma tų kooperatyvų narių, kurie beveik 10 metai pas mus yra ir neišeina. Algirdas ir Danutė Adomaičiai į Žemės ūkio kooperatyvo Ėriškių pienas veiklą įsitraukė vieni pirmųjų. Tuomet 14 karvių savo tvarte laikę ūkininkai kasdien kooperatyvo supirkėjams parduodavo daugiau nei po 100 litrų pieno. Ėriškių bendrovei pieną Danutė ir Algirdas parduoda iki šiol. Kooperatyvo darbu jie patenkinti, tad ir trauktis neketina. Kooperatyvo nauda yra visapusiška, ypač smulkiem ūkininkam. Reiškia, ir transportas, ir atvažiuoja paslaugas, reiškia,
O kainos ir tuo pačiu nenorėkim kažkokios didelės. Mesgi statėm anksčiau pieną, punktas labai netoli buvo šitą, bet ir maža kaina buvo, ir garantijų. Tai tas va būdavo ir tų visokių, reiškia, nesklandumų. Vairuotojai va geri atvažiuoja, jeigu nebūnam ar išvažiavę ar kur, tai jie patys žino, įsijungia siurblį, išleidžia tą pieną, o jau šaldytuvą jau pasilieka išplauti savo jau pačiam. Įsteigus kooperatyvą Povilui Nemaniui kilo mintis įkurti nedidelį pieno perdirbimo cechą. Atsisakę viso savo tuometinio gyvulių ūkio, jiedu su žmona rekonstravo ūkinį pastatą, jame sumontavo pieno atšaldymo įrangą, įrengė laboratoriją. Čia kažkada buvo vištos, ten buvo langelis, laukai išeitų, ištverta buvo. Taip, o dabar čia plovykla, vištų nėra. Žiemą nenaudojam, čia papildomas šaldytuvas. Vasarą, tada jau čia viską įsikraustom ir pieną priimam. Čia yra vadinamas pasterilizatorius, jam telpa pusė tono pieno ir darom sūrių masę. Sveriam pieną kiekvieno statytojo, čia surašom į žurnalus, paimam pieno pavyzdį, traukiam tą pieną į šaldytuvą. Kur pilstymui pienui, tai čia pilam, kur reiškia imam sūriam, čia pilam, o kur stepiravimui tą kubilą pilam. Ir mes įsiskirstam tą pieną tiek, kiek mums yra užsakymų ir kiek poreikis. Čia yra šaldymo kamera, mes čia visą produkciją šaldom. Šiandien ir patys Nemaniai stebisi, kaip paprastas tik pieną superkantis kooperatyvas sugebėjo tapti nors ir nedideliu, bet Lietuvos rinkai gerai žinomų pieno produktų gamintojų. Šiuo metu kooperatyve Ėriškių pienas gaminama per 10 rūšių pieno gaminių, kurių visų išskirtinis bruožas – kokybė. Tikrai ir sveikas maisto produktas ir aš neabejoju, kad Lietuvoje ir natūralesnės produkcijos, kaip mūsų produkcija. Galima didžiausiai, mes jokio kitos neturim. Va, kad ten kokių nors priedų, ar ten ką nors, ar trištiklių, ten ar ten be kokių, ar ką. Mes to nieko neturim. Pienas. Šiuo metu Ėriškių pienas gamina 10 skirtingų pieno produktų rūšių ir veža prekiauti į Vilnių, į Kauną, į Kėdainius, Panevėžį. Taip pat galima mūsų produkcijas rasti didžiuosiuose prekybos tinkluose. Šiuo metu kooperatyve 250 narių, kasdien parduodančių iki 10 tonų pieno. Kiekvieno jų ūkiai labai skirtingi. Pieną kooperatyvui parduoda ir 1, ir 50 karvių auginantys ūkininkai. Nemažai kooperatyvo narių jau yra pasinaudoję ES paramą. Pirmą paramą, reiškia, standartų laikymasis gavom, galiu paminėti skaičiais, netiek daug, 13 000 gavom. Tai va, išėjo šaldytuvas, statybai truputis liko, nu ten yra, reiškia, dengia tik apie 60%. Ir šitą patobulinom, reiškia, va, jau pienas nebeaušinom betonuose ar vandenį, o šaldytuvas labai geras dalykas buvo. Paprašėm kitą, bendros jos buvo tos paramos nitratų direktyva. A nitratam jau eina, reiškia, ką galima pirkti. Mėšlo kratytuvą užsisakėm, transporterį gavom va šitam tvartui, nuožulno ir horizontalų. Parama nitratų direktyvos reikalavimų ir naujų privalomų bendrijos standartų įgyvendinimui numatanti Žemės ūkio valdų modernizavimui skirta Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonė buvo pati populiariausia per visą programinį laikotarpį. Dažniausiai būdavo perkama žemės ūkio technika, rečiau ūkininkai investavo į įvairius statinius ir įrenginius. Tai va, šaldytuvas geras dalykas, itališkas, šlangas, reiškia, va, čia pasijungi vakums, taip pat siurbė vėl praplauna. Tai va, taip, kad kanalizacija irgi yra į bendrą tinklą pajungti, čia iš Europos lėšų tai pagerina labai. Jau sunku būtų pamelžti tų karvių, o dabar kaip pripratau prie tų mechanizuotą, kaip sakant, melžimą, tai ir vienos karvės gal rankom nebemelžčiau. Šiuo metu autobusiukai su Ėriškių pieno produktais iš Panevėžio rajono suka Vilniaus, Šiaulių, Klaipėdos link.
Kooperatyvo produkcijos jau galima įsigyti ir didžiuosiuose prekybos tinkluose. Tad visai logiškai atrodo kooperatyvo vadovų sprendimas plėsti gamybos apimtis. Neseniai Ėriškes pasiekė džiugi žinia. Buvo patvirtinta vasarą pateikta paraiška Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programoje numatytai paramai gauti. Parama yra gera, kadangi mes, kaip sakant, mes nesame iš mažiausių, kaip sakant, tų kooperatyvų, nelabai linkę rizikuoti. Taip jau būtiniausius, kaip sakant, klausimus sprendžiam, kaip sakant, kad padėtų Europos Sąjungos parama. Iki šiol kooperatyvos Ėriškių pienas buvo pasinaudojęs valstybinė parama kooperacijai plėtoti, kur skirdavo 5 kooperatyvo pirmiem metam. Tai už 5 metus ir 12 metais pateikė paraišką žemės ūkio veiklos modernizavimui pagal antrą veiklos sritį iki 150 000 litų. Tai gavom patvirtinimą ir dabar šiuo metu iki vasario pabaigos įsipareigojom nusipirkti pirmą įrangą, o kitas etapas iki birželio 30. Tai kooperatyvas planuoja įsigyti įrangą pieno išpilstymui, separavimui, kad tiesiog palengvint perdirbimą ir tuo pačiu padidinti našumą. Kooperatyvui pieną tiekiantys ūkininkai žino, kad su jais bus atsiskaitoma sąžiningai, o pieno kaina priklausys tik nuo jo kokybės. Kol kas Ėriškių pienas kasdien perdirba 1,5–2 tonas pieno. Likusį parduoda stambiesiems perdirbėjams. Pasinaudoję Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programoje numatytą paramą ir padidinę gamybos apimtis, Ėriškių pienininkai tikisi visą savo superkamą pieną perdirbti patys. Šiuo metu kooperatyve yra tokie planai, kad pats kooperatyvas kuo daugiau perdirbtų pieną. Kol nebuvo perdirbimo, tai kooperatyve dirbo apie 10 darbuotojų. O kai pradėjom perdirbti patys, tai padvigubėjo ir darbuotojų. Pas mus įdarbinti yra viso 22 žmonės dirba mūsų tokiam mažam kooperatyve. Šiokius tokius atlyginimus jie gauna. Ir taip paspirtis, ne tame, kad sėdėtų namuose, dar ten kokią pašalpą ar gautų ar negautų. Visi žmonės, kurie dirba šioje srityje, reiškia, taip pat turi kvalifikacijas visas. Dažnai organizuojame seminarus pas save, pasikviečiam, reiškia, Maisto instituto, Kauno technologijos, reiškia, Maisto instituto darbuotojus, kad mus, kaip sakant, dar pamokintų tų naujovių, kaip, reiškia, kokybiškai viskas pagaminti tos produktus, bendrom jėgom, kaip sakant, judam į priekį. Optimistiškai tai 10 metų, nes be jokių sunkumų galim, kaip sakant, verslą plėsti. Kad viską padaryti reikia tikėti. Jeigu netikėsi, tai tikrai niekas nesigaus. Štai tokie žmonės šio ryto mūsų laidoje. Skirtingi, bet tuo pačiu tokie panašus. Atkaklumu, darbštumu ir tikėjimu tuo, ką daro. Na, o mes atsisveikiname. Susitiksime lygiai po savaitės, sekmadienį, 9:30 per LNK. O apie ūkį ir bitės kartojimą žiūrėkite lnk.lt, video galerijoje LNK Go. Likite sveiki. Europa investuoja į kaimo vietovės. Projektą remia Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.